Labas vakaras, Top Sport A lyga jūsų dėmesiui ir šiandien Telšiuose startuoja 23 turas Telšių Džiugas prieš Kauno rajono Hegelman. Telšiuose vyks šios rungtynės, gražų įvartį pelnė, bet nepadėjo Džiugui pasiekti bent jau taško. Dabar Nordanusas klaidino varžovo ir buvo klausimų, kokia bus jo forma, kokia jo yra situacija su traumomis. Čia smūgis į vartus. Iki galo dar nepavyko apsiginti Džiugui. Matas Vareika. Čia tok. Padidina rotacijos galimybės. Džiugo ataka. Kuliničiaus smūgis. Vieną vidutiniškai įvartį per rungtynės pelno Andriaus Lipskio ekipa, kuri dabar turėjo šansą. Tomas Šedras įveikia varžovo. Dombrauskį, čia šansas Tuikui. Aišku, vėliau Puškarovas buvo pakeliavęs po Islandiją, Slovakiją, Bulgariją. Čia Hegelman komanda galiausiai muša 54 minutę. Maiklas Tuikas keliauja į komandos draugų glėbį ir Hegelman savo progą atrado. Andrius Kerla yra minėjęs, kad visada tiki, jo komanda net ir prastose rungtynėse savo šansą atras. Ir iš to paties Hegelman klubo čia geltona kortelė arba Lipskiui, arba kažkam ten ant suolo. Ne vienerias rungtynės taip pat, kuomet sublizgėjo Nino bandymas. Jo smūgis ir Miroslavas Puškarovas. Pirmieji jo pasirodymai dažniau būdavo paženklinti raudonomis kortelėmis. Šiame sezone Bošnekas raudonų kortelių neturi. Dabar Hegelman kontratakuoja, pasileidžia į priekį. Leo Ribeiro yra ten, vartose nieko nėra. Matas Vareika trypčioja ir Hegelman muša įvartį. 94 minutę. Džiūgauja visa Hegelman komanda. Esmilis Kaušinis sveikina jį komandos draugai. Šypsenos čia, rezultatas tampa 2-0 ir tai buvo, ta vinis. Kamuolys tiesiog palengva. Rieda į vartus ir yra skelbiama rungtynių pabaiga. Galima pasveikinti Esmilis Kaušinis. Jo įvartis debiutinis Top Sport A lygoje yra, bet ne jo įvartis yra svarbiausias, vis tik Maiklo Tuiko momentas 54 minutę.